Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Priežasties rungtyniavo tada Vincentas Šarkauskas, bet tai Vilniaus Žalgiriui eigoje. Tasis numeris. Aldairas Hernandesas su Antonu Tulordavo. Dabar luktelim čia kauniečių ataka. Ir smūgis į vartų plotą. Pirmasis smūgis į vartų plotą. Jokioši Karaši pasižymė. Ir Nosa Edokpoloras ten irgi pagelbėjo kažkiek marijampoliečiams. Dabar Burba! Na, nebus. Ir čia dovana buvo Žalgirio gynybos. Nuošalės nebuvo, bet į vartus Motiejus nepataikė. Klausiau Kauno Žalgirio tinklalaidę su Motiejumi Burba ir šio elemento yra žymiai geresnis, kad ir dabar. Pavojinga situacija. Smūgis ir skersinis. Vėl logiška ataka. Perdamas Edokpoloro iš krašto. Ten netgi du. Ir labai graži ataka. Smūgis, prieš kurį, na, turbūt Vincentas Šarkauskas būtų kapituliavęs, jeigu kamuolys šiek tiek žemiau skrietų. Atsivėrė plotai po tiesiog perdavimo link Edokpoloro. Matėme. Pasiėmė kamuolį, bet Tekseira. Na, šešplaukis į artimą į kampą ir dabar jau Tomas Švedkauskas. Tulordavo, bet jau tokia situacija, kur ten nieko negalėjo padaryti, kad sukeltų aštrumą varžovų vartams. Ojojoj. Kiek nedaug trūko iki pirmo įvarčio, dabar jau išmuša kamuolį. Pagalbos čia nuošalės nebuvo. Ne, nebent gal Motiejus Burba galėjo būti, bet jis neturėjo įtakos Vincentui Šarkauskui. Tad Vincentas puikiai sužaidė šioje. Klaudijus Upstas papuola į netokią lengvą situaciją, bet randa puikią išeitį. Petkovičius baudos aikštelėje. Smūgis iš aštraus kampo ir Tomas Švedkauskas. Dovanėlė nuo Jurijaus Kendišo. Ir Tekseira smūgiuos į vartus. Tomas Švedkauskas. Ir toks labai nemalonus vartininkui smūgis. Dar pertraukos metu jį ir palaistyta. Taigi tas atšokimas dar toks, na, tarsi įgyjantis ir pagreitį būna. Ir viskas baigėsi kampiniu. Ne, nenustebino, galbūt tik tai rezultatų pavidalas, bet tie, kas iškovojo pergalės ar kaip sužaidė, tai tikrai nenustebino. Bet pavojinga situacija ir Vilniaus Žalgiris veržiasi į priekį. Nikola Petkovičius. Ir Klaudijaus Upsto koks perdavimas. Ir Nikola Petkovičius pirmą kartą muša įvartį, pradėdamas rungtynes starto sudėtyje. Bėga jis pas pietų ketvirtą, tačiau čia ir Klaudijaus Upsto puikus perdavimas. Kamuolys ten labai dėkingai atšoko futbolininkui iš Serbijos ir pasižiūrėsime dar pakartojimą nuo 16 metrų kameros. Bet man atrodo, kad už gynėjų nugarų ten kirto Nikola Petkovičius ir Laurynas Kasčiūnas dabar pelnytai suka šaliką ir džiaugiasi Nikola Petkovičiaus pelnytų įvarčių. Rezultatas 1-0 ir manau Kauno Žalgiris pradės atviriau žaisti, rungtynės bus tik tai įdomesnės. Dabar tiesiog stebėkime Nikolą Petkovičių, taip, Antonas Tulordava. Sapano perdavimas į baudos aikštelę. Kendišas numetinėjo kamuolį, dabar Jurijus Kendišas. Dar vienas geras šio žaidėjo epizodas. Valdasara. Vėl Karašima. Šioje vietoje paprastai būna Edokpoloras, bet dabar jis kur kas arčiau varžovų varto. Vincentas Šarkauskas dar kartą gaudo kamuolį. Kendišas mato situaciją. Perdavimas Vareikai, o ten dar bėga į kontrataką Vilniaus žalgiriečiai. Vareika, šešplaukis ir ne, antro įvarčio nėra. Kol kas ir Minas Benšybas negali tęsti rungtynių, bet mačo pabaiga. Robertas Valikonis fiksuoja, jog Vilniaus Žalgiris atsitęsė po labai nesėkmingos ir niūrios serijos. Čia ir šiokie tokie susistumdymai nepatiko žalgiriečiams.
Top Sport Casino lažybos. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.